Penkta užduotis. Kombinatorikos uždavinys prašo rasti, kiek skirtingų slaptažodžių galima sudaryti. Na, kaip matome, šitas uždavinys tikrai labai paprastas, nes čia nėra praktiškai jokių apribojimų. Čia ir skaičius gali ir nuliu prasidėti, ir kartotis gali skaitmenis, todėl tikrai uždavinys buvo labai paprastas. Jam išspręsti tiesiog reikėjo paprasčiausiai žinoti kombinatorikos daugybos taisyklę. Tai yra, mes nustatome, kad kiekvieną kartą, renkantis kiekvieną skaitmenį, mes galime rinktis iš viso iš 10 skaitmenų. Tai yra nuo 0 ir paskui 0, 1, 2, 3 ir taip iki 9. Taigi turime iš viso 10 skaitmenų ir kiekvieną kartą mes turime 10 galimų variantų. Taigi, naudojantis kombinatorikos daugybos taisyklę, mes ir sudauginame visas tos galimus variantus, jų skaičių. Tai yra, pirmą kartą iš 10 renkuosi, antrą kartą iš 10, trečią kartą iš 10, ketvirtą kartą iš 10. Taigi, sudauginus gauname 10 ketvirtojų, o tai ir yra skaičius visų galimų skirtingų slaptažodžių. Taigi, atsakymas yra C.